Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Aš esu Patricija Užienė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto komunikacijos vadovė ir Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidiumo narė. Visus kviečiu žiūrėti Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Šiuo metu dirbu Lietuvos tautinio olimpinio komiteto komunikacijos vadovė, taigi esu atsakinga už olimpinio judėjimo sklaidą Lietuvoje. Be jokios abejonės bendraujame ir su kitų šalių atstovais, taigi siekiame, kad tos naujausios tendencijos būtų atsispindinčios ir pas mus. Na, aš pati daugelį metų prieš tai dirbau tiesioginį sporto žurnalistas darbą, tai tikrai mačiau iš arti tą visą virtuvę, tikrai tekdavo dažnai rengti ir reportažus televiziją apie krepšinį, nes kaip bebūtų, tai yra visiškai antroji mūsų religija, kaip mes visi žinome, ir sportas numeris 1 Lietuvoje. Kolegė Patricija Užienė savo mintis pratęs po minutėlis, kai pasidžiaugsime Utenos Juventus krepšininkais, kurie nugalėjo aštuntfinalyje Rytą, o pusfinalyje Neptūną, dabar žaidžia su Žalgiriu dėl LKL čempiono vardo. Gal ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, kurie žais ir Chicago Bulls puolėjas Matas Buzelis, dabar daugiau laimės nei pralaimės? This year I will be playing for the national team, and it's going to be very exciting. So here we go. We got a shirt ready. Number 14, numeris 14, Matas Buzelis. Savo apsisprendimą mūsų tautietis Matas Buzelis pareiškė antrojo savo taurės turnyro Vilniuje metu. Apie jį, kaip ir Lietuvos moksleivių krepšinio lygą ir 96-ųjų finalo pakartojimą, parodysime kitoje laidoje. Labai džiaugiuosi mūsų profesionalumu, konkrečiai krepšinio žurnalistais, nes mes žinome, kad bendraja prasme mes turime, jeigu sporto žurnalistų dirbi, tu turi būti visų galų asas. Džiaugiuosi matydama, kaip apskritai per pastarąjį dešimtmetį, sakyčiau, tas didžiausias ar ne postūmis yra pas mus Lietuvoje ir tikrai manyčiau, kad kitos šalys lygiuotis gali į mus. Ką nufilmavome šią savaitę Kaune prie McDonald'o, dar neteko regėti. Turbūt keli šimtai jaunųjų fanų laukia čia pasirodant Kauno Žalgirio krepšininkų, kurie svečiuojasi kasmet sezono pabaigoje. Ypač visi laukia Silvaino Francisko, kuris kauniečiams tapo garbingiausiu ir mylimiausio žalgiriečių. Komentarai, kaip sakoma, čia nereikalingi. Atrodytų, žmonės vis mažiau išlaiko tą dėmesį, jiems reikia kuo trumpesnio turinio, ten nežinau, futbolo rungtynės, jaunimui jau per ilgas turinys. Jau turi būti 3x3, 3x3 krepšinis, kur yra dinamiška, greita, tada dėmesys yra jaunimui išlaikomas. Tai atrodo panašiai ir su žiniasklaidos turiniu, bet podcastai šiais laikais iš tikro pasirodo yra turintis poreikį, ar ne, produktas. Jau dabar yra atidengti 23 žalgiriečių delnų įspaudai. Silveinas Francisko šiandien taps 24 žalgirietis. Įspaudė savo delną čia, McDonald'e, Kaune, Žvaigždžių alėjoj. Žodžiu, tikrai labai graži, šilta ir faina diena ir dar turėsit progą su žalgiriečiais nusipaveiksluoti, pasimti autografą, nežinau, parašą, ką jums tik tai reikia jau po renginio. Tai dabar galim tiesiog palinkėti žalgiriečiams skanaus, kurie čia pietauja. O aš manau, kad netemdami labai daug gumos, galim ir važiuoti per šitą renginį. Turėsim ir žaidimą su žalgiriečiais, aš turėsiu prizų, pasiruoškit irgi spėlioti. Bet dar prieš tai aš noriu pakviesti vieną labai ypatingą žmogų. Tai aš manyčiau, kad ta sveika konkurencija pas mus irgi tarp tų kelių didžiųjų portalų, ar ne, krepšinėje, kurie specializuojasi,
jie tikrai tarpusavyje irgi skatina vienas kitą tobulėti, siekti ar ne aukštesnio, įdomesnio, galbūt ekskliuzyvinių interviu, tai aš tikrai bendraja prasme esu aktyvi vartotoja tokio turinio ir tikrai džiaugiuosi. Sakyčiau, tikrai kitos šalis gali lygiuotis į Lietuvą ir su pasididžiavimu stebėti, kokį mes postūmį turim. Silveinui Francisko, jis šiandien yra mūsų McDonald's žvaigždžių alėjos žvaigždė, pati pagrindinė. Cisco, how are you feeling today? Excited, man, excited. Just like I can't wait to open it. How do you think? It's going to be good? I'm pretty sure it's going to be good, especially around all these guys, you know, having this here, it's going to be amazing. So yeah, I can't wait. You mentioned these guys that are all here, Jankūnas, Stanoka, Bird, and so on. Arnai, kur tu? Va. Arnas čia buvo pernai, jis spaudė savo ranką, dabar čia jis spaus Cisco. Cisco sakė, kad labai nekantrauja atidengti šį kubą ir taip toliau. Ir sakė, kad prie visų čia esančių buvusių ir dabartinių žalgiriečių jam yra didelė garbė būt. Aš turiu tokį klausimą. Kas turit klausimą Silveinui Francisko? Bet yra tik viena proga. Vienas žmogus gali užduoti klausimą. Kas turit labai gerą klausimą? Čia matau greit pakilo ranka. Nu, važiuojam. Ko norit paklausti? Galite lietuviškai išversti. A jūs treneris Žalgiris? Gal turim dar kokį nors klausimą, labiau susijusi su pačiu Cisco ar ko nors? Mūsų sporto žurnalistai Lietuvos turi didelį pripažinimą, ar ne, net ir tarptautinėje žiniasklaidoje tas pats, ar ne. Donatas Urbonas, puikiai jisai ir tarptautinėje žiniasklaidoje kuria tą turinį ir mes galime kaip lietuviai diktuoti sąlygas, kurti tą anglišką turinį ir pasiekti plačią auditoriją. Tai mes esame visiškas pavyzdys, jeigu taip galime vertinti ar ne apie krepšinio žurnalistiką, tai galbūt kitos sporto šakos gali netgi būti ir taip, nepaisant to, kad krepšinis yra numeris 1, bet galbūt kitos sporto šakos gali būti paskatintos, pamotyvuotos, kad jos galbūt iš savo to entuziazmo, paskatų gali mėginti kurti tą turinį. I don't know, I can't describe it. It's just, like I said, it's just amazing, especially being around those guys. And me as a foreign guy, not even, born in Lithuania on Kaunas, that's actually amazing to have this in this country where I love this country actually, since I've been here for 2 years, so nothing but blessings, especially. Cisco sakė, kad paliko savo įspaudą čia jau amžinai turbūt, turim čia ir iš 2004 metų įspaudų. Tai sakė, kad tiesiog didžiulė palaima yra turėti savo rankos įspaudą Kaune. Yra tokių sporto žurnalistų, turiu minti apie krepšinėje besispecializuojančių, kurie patys galbūt mėgėjiškai krepšiniu užsiima, ar dar kažkaip jie tikrai giliau, iš gilesnės perspektyvos viską žiūri, peržiūras daro ar ne kiekvienų rungtynių, net jeigu nespėja vienu metu ten Eurolygos rungtynės vyksta, atsisuka peržiūrėti, tai tas entuziazmas irgi veda link to, kad tu tikrai tampi ekspertu. Ir aš manau, jie turi visą platformą tą ir savo subjektyvę nuomonę pasakyti. Tokį lygį yra pasiekę, kad kitos sporto šakos tikrai turi į ką lygiuotis. Tai dar kartą, Silveinas Francisko, plojimai, ir viskas. Ačiū visiems, kad susirinko. Ačiū, kad buvot šiandien. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Sveiki, esu Eduardas Budrys, Kazimiero Budrio sūnus. Smagu, kad šiandieną įvyko Kazimiero svajonė surengti 50 turnyrą. Krepšinio pasaulyje. Šeima yra pats brangiausias turtas ir didžiausia vertybė. Todėl jau 50 metų ją puoselėja Klaipėda, bene vienintelį pasaulyje organizuoja šeimų krepšinio turnyrus dėl Kazimiero Budrio taurės. Jubiliejinis 3 dienas vykęs uostamiestyje, Dariaus ir Girėno gatvėje esančioje sporto salėje, sulaukė 8 komandų. Iš pradžių jos varžėsi grupių etape. A pogrupėje kovojo Burčkai, Gargždai, Stoniai, Švėkšna, Jūcikai, Vainutas ir Nausėdai.
Teneniai. B pogrupėje buvo Kiupeliai, Klaipėda, Skrumanai, Šeduva, Šliogeriai, Kaunas ir Balčiūnai atstovavę Biržus. A pogrupėje vieninteliai iškovoję visas 3 pergalės, pirmąją vietą užėmė Stoniai. B pogrupėje be pralaimėjimų žengė ir pirmąją vietą iškovojo Šliogeriai. Šios 2 komandos susikovė didžiajame finale. Pergalę 64-55 šventė ir nugalėtojų taurę viršų kėlė Šliogeriai. Dėl 3 vietos kovėsi, 2 vietas savo pogrupiuose iškovoja Nausėdai ir Kiupeliai. 50-34 geresni buvo Nausėdai. Turnyro organizatorius Klaipėdos sportininko namų istorikas Algirdas Vaicekauskas gražiai pagerbė visas šeimų krepšinio komandas. Jau 7 metai Kazimierui Budriui iškeliavus amžinybėn vedu turnyrą Kazimiero Budrio taurę, o iš viso su Kaziu, tai man šiemet irgi jubiliejus 40 metų, kaip esu prie Kazimiero Budrio taurės. Finišavo 50-asis šeimų krepšinio turnyras Klaipėdoje. Turėjom turnyre debiutantus Lietuvos krepšinio asociacijos prezidento Mindaugo Balčiūno giminės komandą. Be samdytų, jūs 5 Balčiūnai. Matyt, vieninteliai be legionierių. Sustartavom ir tikrai labai geras jausmas. Labai geras jausmas. 2 sūnus, dukra ir žmona su tėveliu. Turim kur tobulėti, yra metai pasiruošimai, tikrai būsim geresni. Bet užimta 6 vieta pirmą kartą, čia yra nuostabu. Tikrai nesiskundžiam, iškovojom pergalių, gerų pralaimėjimų gavom, bet buvo labai nuostabi patirtis. Ypatingas jausmas, aišku, su šeima visų pirma, bet ypatingas ir turnyro jausmas. Tai aš manau, tai yra tikrasis Lietuvos krepšinio paveldas, kurį turim labai stiprinti, labai globoti ir labai puoselėti. Tikrai padarysim viską, kad šitas turnyras augtų ir aišku, didžiulė pagarba gerbiam Kazimierui, kuris prieš 50 metų pradėjo tęsę tradicijas ir visiems pagalbininkam, nes čia tik entuziastų dėka. Ir labai kviečiu kitais metais jau planuoti paskutinį gegužės savaitgalį, kada ir vyks sekantis Budrio taurės turnyras. Tai nuostabu, tiesiog esam pakylėti ir laukiam jau sekančių startų. Pirmą kartą atvykęs tikrai nenusivylė ir džiugu girdėti gerą nuomonę, kad pas mus viskas gražu ir gerai. Pats su pačia, duktė 3 ir dar 2 Mindaugo Balčiūno sūnys ir vienas, man atrodo, ne geriausiai pripažinti. Taip, geriausias turnyrų žaidėjas, daugiausiai pelnė taškų, 81 tašką per 4 rungtynes. Čia aplamai visom šeimom tas pats yra. Yra labai geri dalykai, palaikantis Lietuvos krepšinį. Pirmą kartą dalyvavom 13 metais, tik pavyko 3 vietą iškovoti, o šiemet dalyvavom 2 kartą. Pavyko 5 vietą iškovoti. Po atkaklios kovos pavyko gerbiamą krepšinio federacijos prezidento komandą. Labai šaunu, kad tokie asmenybės atvyksta į tokius turnyrus ir visi užsidegę nori dalyvauti toliau. Labai gelbėjo mano sūnus Matas ir Julius. Buvę Alkalo centrai, dabar pastaruoju metu Ankalo centrai. Šį sezoną Julius baigė Šilutėje, o Matas jaunesnysis šiemet tapo nacionalinės lygos čempionu. Malonu susirinkti į 50 jubiliejinį turnyrą. Gaila, kad nėra amžinatilsio Kazimiero. Čia iš tikrųjų ne medaliai ir ne taurės. Čia yra bendravimas, giminės susitikimas, vieni žaidžia, kiti tribūnose už juos pergyvena, serga. 7 vieta Bručkai, Gargždai. Mes jau kokį 8 tikrai, esu pertraukęs. Ačiū, kad šitas turnyras yra ir labai smagu šitam turnyrė. Mes nugalėjom šiandien Kromonų šeimyną. Vienos šeimos sensta ir nebevažiuoja, kitos augina pamainą ir atvažiuoja. Ir kadangi prieš mūsų akis šitie pipliai užaugo, mes tikrai žinom, kad jie tos giminės atstovai. 5 vieta Kiupeliai. Mūsų šeimai ir turbūt visom šeimom čia esant šitas turnyras reiškia labai daug
vienas iš nedaugelio savaitgalių, kai galim visi kartu susiburti ir praleisti laiką kartu. Tai labai sveikintina ir džiaugiuosi, kad galim čia dalyvauti ir tikiuosi, kad grįžę po 10 metų tą tradiciją dabar pratęsim ir būsim čia ir kitais metais. Prezidento tokia mintis, kad Klaipėdoje daryti šeimų krepšinio Europos čempionatą. Tai buvo sena Kazimiero svajonė. Mes dabar suteiksime žodį legendiniam žurnalistui Vidui Mačiuliui, kuris sukūrė apie Kazimierą Būrį filmą "Judėjimo keliai krepšinio uostai". Tai bus pradžia tokia. Mes Vidui teiksime prizą su laikrodžiu. Ačiū už tai, ačiū Kazimierui Būriui, kad 1977 metais jisai sugalvojo ir įkūrė šeimų krepšinio turnyrą. Amžiną atilsį jam. Kuo geriausios sveikatos jo artimiesiems, o labiausiai, daugiausiai sveikatos Algirdui Vaicekauskui. Kol jisai bus, tikrai žinau, Kazimiero Būrio taurės turnyrai Klaipėdoje vyks. Tai žmogus, kuris atiduoda visą savo širdį. Mere, padėkite šitam žmogui taip įsitvirtinti uostamiestyje, kad ką jis pasiūlo, tai būtų įgyvendinta. Vidas Mačiulis padarė labai prasmingą darbą. Jis prie krepšinio namų esančių legendų aikštelėje įamžino Kazimierą Būrį. Čia yra, ten lankydamas yra plaketė, o čia yra įrodymas, kad tai yra jau padaryta. Yra buvę įvairių dalykų ir čia, kurie gausino šeimas ir būtent vien dėl krepšinio. Tai Donatas Šliogeris penktadienį atvažiavo, kai pirmą kartą dalyvavo, sužaidė ir išvažiavo į vestuves savo. Ir sekmadienį su vestuvininkais atvažiavo čia žaisti dėl vietų. Tai yra taip gražu, taip kilnu, kad nežinau kito varianto ir kaip mylėti reikia ir šeimų krepšinį, ir aplamai krepšinį. Šliogerių dabar Vytis yra Lietuvos U17 rinktinėje, negalėjo dalyvauti čia, nes yra treniruočių stovykla. Taigi turi potencijas, turi jėgų ir man atrodo ilgam dar jie atėjo į šlovės Olimpą. Vyriausias turnyro dalyvis Vidas Šliogerių. Vyriausias turnyro dalyvis Nausėdų Tadas. Turnyro vis Nausėdų įgimta. Šio turnyro debiutantų prizas atitenka Valčiūnams. Gražiai švenčiate krepšinį, gyvenate krepšinio ir vystote. Ačiū, kad taip gražiai pagerbėte vėliau Kazimiero pradėtą iniciatyvą ir tebūnie gyvuoja 100 metų. Kai pradėjome 77 metais, man buvo apie 11 metų. Turbūt tėvelis iš viršaus mato, kad įsipildė jo didžiausią svajonę. Labai norėčiau padėkoti visom komandom, ypač Algirdui Vaicekauskui, kuris iki šiol tęsė ir tikėsimės gal ateityje dar pratęs. Praeitų metų čempionai Nausėdai. Esam Nausėdų komanda, mes esam 3 kartus tapę čempionais, kai laimėjom 40. Norėjom to 50 metų, bet yra stiprios komandos ir džiaugiuosi už kiekvieną, kuri laimėjo tą turnyrą, tikrai nusipelnė ir tikrai nebiškai, vadinkim, nėra jokio pavydo. Mes džiaugiamės 3 vietą. Ar 3, ar 6 vieta, ar 8 dalyvauti šitam turnyrui, tai yra kiekvienos komandos svajonė. Čia yra turbūt net daugiau negu sportas. Čia susipažįsta šeimos, įvairių profesijų žmonės ir tai reiškia didžiulę bendrystę.
Aš noriu palinkėti, kad taip kaip lietuviškas ąžuolas išaugo per 50 metų, noriu palinkėti šiam turnyrui ilgų ąžuolinių gyvenimo metų. Tokių turnyrų aš galvoju, kad Lietuvoje kažin ar daugiau yra, nes daug kas prasideda ir baigėsi. O tas, kas turi kažkokią vertę ir tęstinumą, visą laiką išlieka. Kad ką, dėkui. Pasidžiaugti galime labai dar Nešlio Girių komandą, kurie tapo šio turnyro čempionais. Finaliai įveikė Stonius iš Viekšnos. Šiemet dalyvaujam 23 kartą, tai yra nuo 2004 metų, tai 23 kartas ir turim 3 pirmas vietas. Jubiliejinį 50 turnyrą pavyko laimėti pirmąją vietą, tuom džiaugiamės ir didžiuojamės. Ačiū organizatoriam už suorganizuotą renginį. Smagu praleisti savaitgalį su vaikais, broliais, pusbroliais ir giminė. Turim jaunų, augančių, vienas jaunuolis negalėjo rinktinės stovykloje, tai sekančiais metais tikimės prisijungs, padės mums žaisti ir siekti pergalių. Taigi turi potencijas, turi jėgų ir man atrodo ilgam dar jie atėjo į šlovės Olimpą. Jau galvojau, kad šitas turnyras paskutinis, tik tai vienintelis skambutis Ramūnui Šiškauskui gal dar pristabdo ir norėčiau pamatyti čia Ramūno Šiškausko giminės komandą. Įsivaizduokim turnyrą. Mindaugas Žukauskas iš Šiaulių šeima, Lavrinovičiai, palikę komercinį renginį ir tą savaitgalį paaukoja Klaipėdai. Šiškausko Ramūno šeima, galbūt Jasikevičiai, galbūt grįžtų Saboniai, kad įsirašyti turnyro istoriją. Dabar tik 3 vieta. Mes su Aušrinė kalbėjom ir tik tai Daumanto trauma sustabdė jų dalyvavimą. Keistom ir datą. Instrumentinis duetas iš Klaipėdos, maestro Saulius ir aš smuikininkas Juozas. Šeimų reiškia nariai, bet tarp jų yra labai stiprių profesionalių krepšininkų. Taip žaisti mėgėjiškai, tai jau čia sena praeitis, o čia yra profesionali linija. Ačiū už pakvietimą dalyvauti. Nejautėm jokio muzikinio nuovargio. Mums yra didelė garbė dalyvauti jūsų laidoje, kad jūs mus pakvietėt. Ačiū. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.